Gerbiami žiūrovai, laba diena. Šiandien pas mus visiems žinomas Golfas 7, jau faceliftnis modelis. Nėra, kad čia sėdėt ir daug šnekėt. Važiuojam, parodysim jums. Pratęsim mūsų apžvalgą. Štai čia toliau. Šitaip atrodo rakčiukas pats. Atsidaro, atsilenkia, užsilenkia veidrodėliai. Šviežias modelis 2019 metų. Tas pats variklis 2 litrai. Juodi ratlankiai. Nesu mėgėjęs juodų ratlankių ant baltos, juodos, be kokios mašinos, bet vis tiek. Nepasakyčiau, kad jie atrodo blogai, man tai patinka, čia nėra stokos iš karto aišku, bet prie juodų elementų balta spalva vėl žiūrisi gražiai. Mes kai tarp kitko Zikerį filmavom, tai ten irgi buvo tokie juodi ratai, bet truputėlį chromo. Diskai nėra jau stokiniai taip pat, bet atrodo visai fainai. Sužeminta truputėlį čia visa važiuoklė yra, čia pastatytas jisai ant koilų. Nedidelis stage 1, taip sakant, padarytas čionais. Išmetimas yra visiškai stokinis, galite pasižiūrėti, kaip jis atrodo, nes mažai jau yra labai stokę tų mašinų, kur, taip sakant, palieka tą patį išmetimą, visi jį perdaro. Nežinau, man atrodo ir šitas pakankamai ok. Žinoma, kai perjungia ant sporto, tai nėra labai tokių kažkokių tai įvairiausių šaudimų, popcornų, ką ten daro, žodžiu. Čia yra tiesiog labai lengvas padarytas stage 1. Trumpai pereikim prie bagažinės. Pas 7 Golfą jinai atsidaro štai per čia, per šitą angą. Atsidarom, taip pat čia išlenda ir vaizdo kamera galinė. Patogu tarp kitko, nes ne visi gamintojai tą naudoja. Atsidaro kamerą ir jinai visą laiką švari, nes jinai yra viduj. Čia yra labai didelis pliusas. Golfas, plastikas, visur plastikas. Nu, Golfas, ką pasakysi. Toliau bagažinė, nieko čia nėra. Jokių papildomų kažkokių tai angų. Dinaudio stovi bosiukas. Tarp kitko gerai groja labai. Garso sistema čionais. Nieko nėra, savininkas nieko čia nevežioja, viskas dėl svorio. Teisingai. Štai tokia bagažinė. Stoglangis yra taip pat didelis. Pasižiūrėsime po to, kaip jisai atsidaro. Žodžiu, odinis salonas. Gale vietos pakankamai užtenka. Yra didelis porankis čionais. Žodžiu, paprastas Golfas. Tiesiog su odiniam sėdynėm. Yra anga, galima prakišti daiktus kažkokius tai irgi. Tai va, Golfas yra Golfas. Toliau. Priekis. Sėdynės su atmintim. Sport sėdynės. Palaiko pakankamai gerai čionais. Atsisėdai, patogiai įsitaisėjai. Pagrindinis meniu iššoko, rodiklės suvaikščiojo. Visi parametrai yra. Čia aš jau pasiruošęs jums rodyti viską, kai mes važiuosim. Na, kas liečia pačias medžiagas, tai nu plastikas čia. Čia yra daug plastiko, sakykim taip. Viena medžiaga, antra medžiaga, bet jinai visa tokia iš plastiko. Čia tokia panaši į odą medžiaga, bet čia yra dirbtinė oda, kaip aš suprantu. Va, plastikas. Va. Nu žodžiu, kaip ir minėjau, Golfas yra Golfas. 4 varomųjų sistema, kas be ko, NR modelių kitų ir nebuvo. Svarbiausias dalykas, kurį aš norėjau pažymėti, tai yra būtent kaip jisai važiuoja. Nu, pabandom startuoti, pažiūrim, kas čia vyksta. Tai mes sustojam pilnai. Neblogai. Renka greitį tolygiai. Turbinai beveik nereikia išsipūst, jisai važiuoja dinamiškai.
taip sakant, visų diapazonų. Važiuoja ir renka greitį. Aišku, pakaba, kai sužeminta, nu, jaučiasi, kad jinai tokia aštroka, bet vairas užtat reaguoja labai gerai. Tu žinai, kaip tu turi manevruoti su juo. Tu gali pajausti automobilį geriau, dinamiškiau, kai, taip sakant, tavo šikna jaučia daugiau, ne? Nu, kalniukas koks, važiuojam. Spaudžiam. Taip, žiedas. Važiuojam, laikomės, padangos laikosi. Biškiai yra garso. O, išvažiavom. Gerai, važiuojam į autostradą. Stabdžiai, okei. Na, garso izoliacija, sakykim taip, važiuojant 17, to 16 važiuosim, tai va 16. Na, sakykim taip, nėra pati geriausia garso izoliacija, tikrai ne. Girdisi labai vėjas. Ir jeigu komfortiškai važiuoti, pavyzdžiui, nu vat, važiuojam komfortiškai, ne? 13. Va, važiuojam 13, vis tiek per daug garsų. Langai visi uždaryti, viskas uždaryta. Na, truputėlį girdisi. Nu ir 100. Ir dabar trumpai pakalbėkim dar apie patį golfą. Golfų yra pilna, ypač pas mus Lietuvoje. Jau 4 karta golfų, gal netgi sakyčiau ir 5 karta golfų, taip pat išnyksta. 7, va, mokyklinukas. Labai populiari mašina yra, apie ją labai daug, taip sakant, yra informacijos ir tai yra iš vienos pusės labai gerai, būtent tuom, kad ją galima sutvarkyti belenkokiam autoservise. Dalys yra paprastos, važiuoji, perki, pastatai mašiną, tau sutvarko. Nėra čia kažkoks tai retas modelis, kur neįmanoma jo sutvarkyti arba būtų labai brangu. Nu ne, sakykim taip, jo turbina, variklis, pagrindiniai agregatai, jie visada kainuoja daug. Bet šnekant apie paprastą eksploataciją, jinai tikrai nėra brangi. Padangos truputėlį girdisi, važiuojam. Jau slysta. O, pagavo. Štai taip, norėtųsi galbūt baigti šitą video. Buvo tikrai smagus automobiliukas, smagi patirtis. Galios užtenka, garso izoliacija jau minėjau nekokia, bet miesto sąlygom važinėjant muziką truputėlį padarote garsiau ir važiuojate. Juokauju. Bet iš esmės, už savo pinigus tikrai fainas automobilis. Faktas, kad tai yra golfas, jisai vis tiek išlieka golfu, bet tai yra greitas golfas. Su juo galima dinamiškai vairuoti ir jaustis saugiai, o tai yra svarbu. Nes žmonės, kurie perka būtent šitą mašiną, jie nori tos dinamikos. Jie nori kasdienybės, golfo, paprasto aptarnavimo, bet taip pat jie nori ir dinamikos. O dinamiką jisai gali jums parodyti tikrai. Todėl baigsime šitą video štai taip. Linkiu jums visiems geros dienos, likite sveiki, čia buvo su jumis Donatas, kanalas Donatas Drive Hub, stebėkite mūsų YouTube ir iki, viso.